Ar jūs pasirengę? Mes įrenginėsime lauko apšvietimą patys ir parodysim, kaip tai pasidaryti. Labas, Benediktai. Labas, Lena. Benediktą galima rasti kaip Nagi ūkvedys Instagrame. Taip, aš čia tave ir radau. Teisingai. Ir šiandieną mes esam pasiruošę, aš jau turiu šviestuvą, tu turi? Turiu sraigtą į žemę, kad nereiktų betonuoti. Aha, labai gerai. Ir kurioje vietoje mes darysime šitą lauko apšvietimą? Takelį neapsišvietėm, tai va bus šitie smagų šviestuvai. Sumontuosim. Gerai, tai einam viską daryti nuo pat pradžių. Važiuojam. Kas čia padaryta iki šiol? Mes pasiruošėm tranšėją laidui. Laidą dedam į šarvą, kad su kokiu kastuvu nenukirstum. Ir tranšėjos gylis turėtų būti pakankamai giliai. Tai 50 cm, 40 cm. Pas mane šito juostoje eina laistymas, tai aš jį darau 30 cm, nes tiesiog šiek tiek aukščiau. Jo, šiek tiek aukščiau, nes žinau, kur tai yra ir nėra rizikos nusikirsti. Bet šiaip laidus reiktų dėti giliai. O plotis? O plotis pagal kastuvą. Tai aš džiaugiuosi, kad turiu siaurutį kastuvą, tai aš per daug ir, kuo platesnis kastuvas, tuo daugiau darbo. Tai aš turiu siaurą kastuvą, su juo, pagal kastuvą ir tranšėją. Tai čia kaip jau žmonės kokią techniką turi, su tuo ir darbuojasi. Su tuo ir dirba. Jo, o šiaip tai čia tik tais šitą šarvuką reikia pasidėti. Tai jeigu būtų būdas visai siauriai išsikasti, tai tada, prašom, taip ir darykit. Nes esmė pločio yra būtent šitos šarvas. Svarbiausia mums jį giliai kažkur taip pakasti. Tai čia dobelės užtektų tokios, bet nėra tokios įrangos. Negali taip. Aha. Ir tu visą tą velėną, kurią nuėmė į viršutinį sluoksnį, iš karto pasidėjai ant plėvelės į šoną. Jo, pasidėjau ant plėvelės į šoną, kad neprisipurvint. Kai jau veja pasodinta, tai noris ją pasaugot. Tai aišku, čia būtų galima ir grubiau daryti, viską kasti lauk, bet velėną atsidedi, neprisipurvini. Aš tada susidėsiu šarvus, susisuksiu šviestuvus, susipilsiu žemę atgal ir tada šitą velėną pagražinsiu. Tai neatrodys, kad labai daug čia kažkas jau prigadinta. Pridaryta. Jo, teisingai. Gerai. Nu va. Išsikasėm. Išsikasėm. Tada šituos laidus mes tikriausiai parodysim ir detaliau, bet tada šitie laidai, kurie atlieka, per trumpą pasidariau, tai nusipjausiu šarvą, bet mintis yra, kad tada laidus prasikišim į poliuką. Laidas va taip išlis, tai aš paskiau gal nusipjausiu jį, bet laidas taip išlenda, aišku, jis biškį ilgesnis, tada pas mane dar tranšėja tęsis į priekį, ateis dar antras laidas čia, tada tiesa prieš laidus dedant susisuksiu poliuką, susidėsiu laidus ir tada jau mausiu šviestuvą. Ir viską susijungsiu laidus, užsikasiu žemę, pagražinsiu velėną ir bus šitas poliukas baigtas. Ir tai bus pas mane 5 čia suplanuoti. Tai 5 taip ir pasidarysiu. Skamba labai paprastai, bet nieko nesupratau, einam daryti. Gerai. Žiūrim dabar tos sraigtus. Kodėl visų pirma nebetonuojam, o renkame sraigtus? Matyt, du dalykai, kodėl sraigtai, bent jau aš, tai betono nelabai mėgstu. Tai pirmas dalykas yra ilgesnis darbas. Reikia betoną susimaišyti, reikia laukti, kol jis išdžiūva, tai iš esmės negali darbo padaryti per kartą. O su sraigtais darydamas gali tuo pačiu užėjimu pasidaryti viską. Išsikasti, susisukti sraigtus, susidėti šviestuvus, užsikasti viską gražiai. Tai vat greitesnis darbas ir paprastesnis, švaresnis. Ir tada Tai tokius sraigtus galima užsisakyti iš MDS terasų, internetu arba parduotuviai. Jo vadinasi Fast Shifter, žodžiu, greitas darbas, jau pavadinimas. Jo. Ir čia, pavyzdžiui, komplektai yra 4, ar ne? Turim vieną. Komplektai yra 4, jūs jau pagal savo poreikį galite ten dasidurti vieną, kitą, trečią, kiek jums ten trūksta. Aha. Taip, kas čia? Kai sraigtai įsisukat, čia, kad nereiktų ieškoti pas save garaže kažkur armatūros gabalo. Tai su šituo dalyku jūs įprastai gale reikia jau jį dasiveržinėti, tai šitas irgi pridėtas, kad nereiktų ieškoti įrankių kažkur pas save. Taip, dar čia matau komplektukė turim kažką. Jo, ir komplekčiukė visai patogiai prideda vėlgi dalykėlių, kurių prireikia atliekant darbą, tai ką prideda. Tai yra barščiukų komplektai, čia pagal šviestuvus. Jeigu būna tamsus, eina tamsus, jeigu būna šviesus, eina šviesus. Tai tai 2 komplekčiukai pagal šviestuvo spalvą. Tada grąžtukas, tai ne visi šviestuvai atitiks MDS terasų šituos standartą, teisingai.
Nu tai va, tai šitas pridėtas yra tam, kad jūs galėtumėt skylę pasidaryti pagal save. Tai jeigu kartais nepataikote šitas skylės, o pas jūs, nežinau, ten 3 kokios nors skylės, nu tai va, tai pasidarysit skylutę su graščiukais, graščiukų porą, tai va, patogiai išsigręšit. Ir paskutinis dalykas, ką jie prideda, tai prideda atsuktuvo galvutę, tai atsuktuvo galvutę pagal šitos varščiukus. Nu tai va, tai gaunat visą komplektą, reikia turėti tik savo atsuktuvą, nu ir kastuvą. Taip, ir pasiskaičiuoti, kiek reikia tų sraigtelių, užsisakom. Ir, žodžiu, vienas darbas jau padarytas, vieną priemonę mes jau turime. Teisingai. Pradžiai įvažiuoja sraigtas. Tai sraigtas priklausomai nuo žemės sukasi lengvai arba sunkeliau. Čia žemės, tai aš čia kažkur gaudau akmenį. Tai va, šitam dalykui ir prideda pakečiukį armatūrą. Nu tai va, tai šitas dalykas sukasi. Kol mes įsukam iki žemės lygio, taip? Būtent, jo. Tai lygį pagauni pagal veją arba pagal būsimą, nu įprastai, jo, pagal veją. Pagal norimą aukštį. Teisingai. Poliuką įsisukom, kitas žingsnis yra prasikišt laidus. Tai čia poliukį šonuose yra padarytos skylės. Ir laidai visai patogiai prasikiša ir išlenda per centrą. Jeigu grandinė tęsiasi į priekį ir pas mane tęsiasi, dėl to čia tranšyje prasukta, tai aš tada dar ir antrą laidą prasikišu, vėlgi pro šuniuką. Nu va, sekantys žingsniai tada yra nusivalyti laidus. Tiesa, jeigu su elektra nedraugauja, tai geriau elektrinių darbų nedaryti patiems, bet čia intuityvus spalvas, jeigu skiriat, tai eina pasidaryti pačiam. Tai nusiskusit laidus pasiruošti ir jau, kad montuotumėt į šviestuvą. Taip, atnešu šviestuvą. Čia mums reikia ką žinot. 2 dalykai. Skersmuo yra 12 cm, tai gali pats šviestuvo pamatukas būti kiek mažesnis, kiek didesnis. Nėra didelio skirtumo. Svarbu, kad šitos skylutės pakliūtų į 12 cm. Ir antra dalis, kadangi pamatukas tvirtas, iš rimto metalo padarytas, įsukimui va šita dalis yra pakankamai irgi tvirtai padaryta. Tai čia yra 4 cm. Tai, vat, jeigu Lina pasuksit... Man baisu, kad jisai iškris. Tai va, tai šita dalis... Ai, turi užsimauti. Jo, turi užsimauti. 4 cm reiškia į šitą tarpą turi tilpti šitą dalis. O jeigu netelpa, gali būti? Tai va, tai pas mane ir buvo, kad šitie šviestuvai mums patiko ir va šita dalis mums trukdė. Aš, kadangi su betonu dirbti norėjau tvirtai pasidaryti su sraigčiukais, tai va, aš šitą dalį tiesiog nusiėmiau. Aha, supratau. Nu tai va. Ir taip, ir viskas susimauna. Sekantis žingsnis yra susijungti laidus. Tai laidai priklausys nuo šviestuvo. Pas šitą yra sujungimas dėžutėj, pas kitus būna tiesiog išeinantis 3 spalvų laidai. Tai aš tada tą dėžutę, jeigu galėtum, Lina, prilaikytų man jį, aš tada dėžutę staigiai atsisuku. Nu tai va, tai taip kaip išeina čia laidai pagal spalvas. Mėlynas eis į mėlyną, įžeminimas geltonas su žaliu eis čia. Ir fazė rudas eis čia. Tai va, tai aš tada, va čia yra padaryta, kad tvirtinimo mechanizmas yra viduj dėžutės, atsilaisvinu jungtis. Šviestuvai laukiniai, tai jie turi tą drėgmės izoliaciją, tai va dėl to tokios gumytės, kad tenais drėgmės neprivažiuotų. Aš juos prasikišu čia, paskiau pasigrąžinsiu ir tada ateinu į dėžutę. Ir tada, kaip minėjau, laidas pagal spalvą. Tai čia svarbus akcentas, nes kitu atveju bus pukšt. Įsiveržiu, atvažiuoju su žeme ir atvažiuoju su faze. Pagrąžinu šitą tarpinį. Šitas yra ok. Tada aš dar tuoj sumastau dėl šito laiduko. O kam šitas laidukas? Aš čia, kur šitą ausytę atsimeni, kad įtilptų nuserdžiau, tai aš jį tiesiog prisukdamas prispausiu prie čia su barščiuku. O čia visi šviestuvai dar turi tokį laiduką? Ne, įprastai viskas būna plug and play, kad čia yra žeminimo laidukas, kai kurie šviestuvai teisingai net neturi tokio laiduko, būna tik rudas laidas ir tik mėlynas laidas. Tai mes, kadangi yra, mes jį pasidarysim čia, nes tą ausytę nuėjame. Ir viskas. Tai dabar mes šitą dalyką pagrąžinam. Nu tai va. Ir tada jisai užsimauna. Tik tais grįžta į savo vietą. Paskutinis žingsnis ir yra prisisukti šviestuvą. Nu ir viskas. Prisisukom, elektrą susijungiam, kas dar liktų įsidėti lemputę į vidų. Kad šviestų kažkas? Kad šviestų kažkas, šitam reikia būna, kur ir integruoti ledai.
Nu ir dėl to, kad sraigtas tvirtas, tai ir pats šviestuvas būna tvirtas. Tai šitas, jeigu gautų ten, nežinau, iš futbolio kamuolio ar panašiai, tai tikriausiai suskiltų, bet liktų stovėti. Tai sraigtas visai rimtas čia. Nu tai va, tai mes šitą šviestuvą pasidarėm. Tapais. Bum. Tai dabar mums liko čia dabar susiversti atgal, aišku, pabaigti visus darbus tvarkingai, užsiversti žemės, susidėti velėną, gražiai sulaistyti, kad jinai prigytų atgal. Ir viskas, galim jau. Ir viskas. Tai dar patogiau būna, kada aš tai ant elektros darausi, nes pasidarysiu taip pat kaip su namo apšvietimu, bet jeigu dar ant saulės, su saulės moduliais, tai iš vis įgrėžiu, čia gaunas 5 minučių darbas. Ir net nereikia tada tų elektrų visų laikų. Net nereikia elektrų, nereikia tranšėjų, tai čia kažkaip nepamaščiau, tai manau tikrai svarstoma. Nu tai va, tai tikrai pasidaroma, kas čia dar reikia turėti vieną kitą įrankį, bet šiaip viskas būna komplekčiukai, nu ir šiek tiek nugarą pavargint, bet rezultatas, manau, džiugins. Kelius, ypač kelius. Taip, gerai. Tai va. Ačiū, Benediktai. Nu, malonu, iki. Dabar sėkmės visiems patiems pasidarant savo lauko apšvietimą.